Sveiki, mano vardas Vitalijus. Ateina vasara, šyla orai. Daugelis jau pradeda varstyti sporto klubo duris, treniruotis, dailinti kūno linijas, pakitusias per tą laikotarpį, per šventinį laikotarpį. Dauguma labai iš jūsų klaidžioja maisto pasirinkime. Informacijos yra internete didelė galybė ir daugelis ten ir paklysta. Taigi sulaukiu daug. Aš savo ruožtų sulaukiu labai daug klausimų, kaipgi reikia maitintis, kaipgi reikia pradėti rytą, ką reikia suvalgyti prieš treniruotę, kas tinka po treniruotės ir kokia tai turėtų būti maisto seka. Taigi esu užmanęs keletą seminarų. Seminarų principas ir kryptis yra maisto derinimas. Maisto derinimas labai bandysiu įsigilinti į kiekvieną atvejį atskirai. Bent jau 3 variantus. Kaip reikia maitintis, jeigu rytas prasidėjo nuo atitinkamų maistų. Taigi, norinčius ar susidomėjusius šitą medžiagą, šituo seminaru, prašome paspausti patinka, parašyti galbūt komentarą, ar tai būtų naudinga. Ir keletos savaičių bėgyje aš jums parengsiu medžiagą ir nustatysim tikslę datą, kada mes susitinkam, apkalbėsim, aptarsim, kaipgi reikia maitintis ir kaip reikia padaryti taip, kad jūs justumėtės puikiai visos dienos metu, kad treniruotės būtų aktyvios ir kad pavasaris ateitų jums šiek tiek anksčiau nei įprastai. Taigi, laukiu, iki malonaus.